dabar yra be 5 pirma, po pirmos 15. Tai baigim. Labadiena. Gerbiamus ponios Lydos Poderienės, su komandiniu administraciniu būdu čia atvarytas. Jie apsiautė mane dar Sauliaus Žuko pinklėmis. Ir sakė, kad mes čia mums interesas, iš tikrųjų aš juokauju, labai dėkoju šitam renginio sumanymui. Nes pirmas syk turbūt, Mindaugas labai gražiai pasakė, istorikai yra laikomi lituanistais. Taip nebūna. Mes esame žymiai labiau iš komunistinio auklėjimo bastiono atėję, nes istorijos fakultetas buvo laikomas komunistinio auklėjimo bastionu. Aš puikiai prisimenu. Tai ir dėl to ir istorija buvo suprantama žymiai baisiau negu, aišku, literatūra sovietmečiu. Aš galiu didžiuotis, kad esu baigęs Telšių Žemaitės gimnaziją, kur humanitarinis buvo sustiprintas mokymas, 7 lietuvių literatūros pamokas savaitę, lotynų kalba 3 metus. Ir įdomiausia, kad per lietuvių literatūros pamokas mes žymiai daugiau pažinom vakarų kultūrą negu per istoriją. Nes mes rašėm rašinius iš Sartro žodžių, Kamiu Maro, Goldingo Musių valdovo, skaitėm impresionistus, žodžiu, lietuvių literatūra buvo tarsi langas į pasaulį, tarp kitko, o ne istorija. Istorija buvo labai nuobodi ir klaiki, aš net sakyčiau, ir aš visiškai netyčia. Atsidūriau toje istorijoje, labai gailėjaus ir po šiandieną kartais gailiuos. Na va, tai dabar einu prie temos iš tikrųjų. Aš ilgai galvoju, labai spardžiaus, kaip čia sakyti, perkeltinę prasme, kad nenoriu būti pirmoji toj temoj, nes aš visiškai nežinau, koks yra istorinis tikslas mokyklai. Rašau 5-okams vadovėlį ir po šiandieną nieks man neaišku. Nieks negali patart gerai. Pavyzdžiui, ką reikia 5-okus mokytis? Ko jiems reikia? Ateina mokytojus, sako, reikia to 5-oko. Gal ir nereikia, bet iš kur tu žinai, kad to nereikia? Arba ko reikia? Reikia to, iš kur žinau, kad reikia? Dėl to yra didžiulė problema ir aš besiruošdamas, šiandien, tai vakar vakare, dar sit perėjau prie svarstymo. Paprastai, kad istorija turi tarnauti laiko mokymui, laiko suvokimui. Jeruzalemiškai prasme, teoretikas vokiečių žymusis. Ir aš žinau tikrai, kad tai gal svarbu. Gal. Čia vaikams ir padariau, mes su Sauliu Žukom ruošiam 5-okams vadovėlį, dinozaurus tyčia jungiu, nes puikiai žinau iš Būtovės slėpinių filmavimų, kad mūsų žmonėm 8000 metų atgal, 800 metų prieš Kristų, 800 metų po Kristaus yra tas pats. Yra tas pats. Ir bet pilna tai žodžių prasme ir apsiskaitę žmonės filmuoja 8000 metų prieš Kristų šneka archeologai klausia, o kur čia tautinė savimonė? Būt negali. Ir tai iš tikrųjų aš labai rimtai galvoju, kas tada yra, kur tas laiko jutimas. Lygiai taip pat 5-oko. Aš puikiai atsimenu, kad 65 metais, kai jau mokykloje kažką apie istoriją tai žinojau, dabar galvoju, taigi buvo praeiti 20 metų po Antrojo pasaulinio karo, pačiu baisiausiu. Antrasis pasaulinis karo pabaiga atrodė, kad tai yra kažkada prieš mūsų erą. Tai lygiai taip pat dabar, kai nesuvokiam vaikų, kodėl jie nesupranta komunizmo realijų. Taigi 20 metų praėjo. Jiems tai yra laikai jau, kur beveik tas pats, kas baudžiavos laikai. Tai štai tas laiko suvokimo klausimas, tai aš tą dar suprantu. Kad kažką čia reikia ugdyti. Tačiau ar mes ugdome, aš dabar parodau periodizaciją visuotinė istorijos, kad tai yra, o kodėl čia man mažina? Kurį? Periodizacija, kuria tebėra egzistuoja Lietuvos mokyklos. Iš kur žinom, kad naujausi laikai yra nuo 14 metų. Kas sakė? Iš kur žinom, kad naujieji amžiai yra nuo Kolumbo ir Liuterio? Niekas nebesvarsto, tai įprasta. Tačiau nuo Kolumbo ir Liuterio paprastai vakarų mokslas pradeda ankstyvosius naujosius amžius. Tačiau juos baigia visiškai kitaip.
jos baigia moderniuoji laikai, tikrieji naujai amžiai prasideda prie Napoleono, su Prancūzų revoliucija. O pas mus tos cenzūros nėra. Yra kaip tik. Pirmas pasaulinis karas, o iš kur tai? Slaptas bolševikučių mokslas čia yra. Šitą periodizaciją atėjo, kad spalio revoliucija pagimdė epochą komunizmui. Spalio revoliucija prarado pasakojamąją vertę šiais laikais. Profesorius Landsbergis net barasi, kam jį vadinam revoliucija, sakau, vadinkim kontrrevoliucija, pridėjim 4 raidės ir nebus apie ką diskutuoti. Bet esmingas punktas liko. Liko punktas, kad spalio revoliucijos pėdsakas liko periodizacijai. Prieina mokytojas ir klausia, ar gerai, kad jeigu mes chronologijos nemokysim apskritai, o aš kartais sakau, svarbiausia išmokinti moderniųjų laikų ir nemoderniųjų laikų skirtumą. Modernieji laikai yra Smetona, nemodernieji laikai yra Vytautas. Lietuviams labai dažnai čia vienodi personažai. Ypač man patinka Vištyčio paminklas, kaip suvokiečiai, ant vieno to postamento uždėjo Vytautą, iš kairės Smetona, iš dešinės Basanavičius. Viskas Lietuva. Daugiau nebereikia. Tai, kai pasakai, kad, žodžiu, čia vis tiek reikėtų skirti Vytauto laikus, nu kita visuomenė, kita epocha nuo Basanavičiaus ir Smetonos. Tai mokytojai kartais pradeda galvoti, nu, o kaip tada, o jeigu Vytautas atsisės už vieno stalo su Karoliu Didžiuoju? Tu sakau, labai gerai. Na, mokytojai tik sodina Vytautą su Karoliu Didžiuoju, ne su Smetona. Nes tai yra tos pačios epochos žmonės. Ir Telšių Krikšto Žemaitijos proga atidengta reljefas Inčirausko darbo man puikiai parodo, kad žemaičiai labai gerai suprato, kas yra Euruopas Krekštas. 313 Konstantinas ir 1413, po 1100 metų suėjom, Lietuva įžengė į tą pačią istorinę erdvę. Tai štai, man tada ta chronologija yra vis tiek vieno laiko ir nuo Konstantino iki Vytauto, jeigu dar jis galvoja, per žemaitėje tarp šventuoju, turiu tokią hipotezę. Ir mums tas tada laiko suvokimas prašė. Tai štai, laiko suvokimas, erdvės suvokimas. Nu, nelabai madinga, dabar tiesa Norkus pagrindė mintį, kad gal vis tiek imperija, net britiškoji ta Lietuva, didžioji kunigaikštija. Bet šiaip nelabai madinga yra tą rodyti, čia laikiniam istorijos mokslo imperializmas. Šiaip gražiausiai yra šitą žemėlapį rodyti Maskvoje. Labai Rusijos publika susijaudino. Nes jie nežinojo, kad šiandien ėjo palei Tulą ir Riazanę. Tai čia būna toks moralas, toks rimtas. Tai Toporovas, atsimenu, mane net gynė, kad čia viskas teisybė, dar gyvas buvo. Gudavičiaus knygos pristatėme Maskvos žurnalistų namuose. Bet, kur problema yra? Turim tebėra iš patirties, kad ateina iš tarpukario Lietuvos, kad patriotizmas ugdomas erdvės plotų kilometražą. Penkausko pedagogikoje buvo rodoma, kad reiškia, vaikai turi išsikirpti iš kontūrinio žemėlapio Prancūziją ir dėlioti, kiek kartų telpa ir LDK. Ir čia rimtų veidų tas buvo daroma. Tai kiek tilps, tiek kartų esame matyti patriotiškesni, ne? Tai dabar tas jau labai skamba juokingai. Bet tai buvo rimtų veidų, tai buvo istorijos didaktikos tam tikras priemonė. Kai dabar galvoji, kad Olandų valstybė yra dvigubai mažesnė plotų negu šiandieninė Lietuva, ir Olandijos BVP yra didesnis, neseniai bent buvo, iki naftos kainų sukilimo buvo didesnis negu visos Rusijos. Tai tada, ką tie plotai sako, mėlyje? Tai yra tik tai erdvė, kurioje mes galim sakyti, kad buvom sumanus, kad sugebėjom užimti tokias erdves, bet neypatingai daugiau. Negalim iš to daryti pasaulinės revoliucijos. Kad čia kažin kas buvo ta Lietuvos valstybė tokia. Jo labiau, kad tai nebuvo lituanistinė valstybė. Kad ir kaip mūsų gerbėmi akademikai norėtų tą pasakyti. Nieko pagoniško inkvizicija nenunešė ten lietuvių kalbos. Nes tokios inkvizicijos nebuvo, kaip tokios religijos nenunešė. O kažkodėl rusieniškai pradėjau įsikukuoti. Ir dar ir merginas vedė tas. Žodžiu, problema čia yra didžiulė ir ta LDK suvokimo, ta erdvės tai čia gal geriau palikim tada prie Toingio,
kuris yra labai konkrečiam periode, 13 Algirdo laikai, kad Lietuva nepriklausė nei vakarų krikščionybės erdvei, nei atkreipti dėmesį totorių pasaulį, aukso ordos pasaulį. Ar tai įvedė? Bet tik tiek. Dabar vėl didžioji problema yra. Ką mokykloje? Tiek Lietuvos, tiek pasaulio. Mūsų labai dažnai bara istorikus, kad mes tą pasaulio, Lietuvos integraciją darydami pasaulinį istoriją, pametam tą Lietuvą. Tarsi nebėra tos Lietuvos. Ypatingai, jeigu ji yra kvailai integruojama, nevykusiai, taip gal pasakykime, tada keliam klausimą. Huntingtono civilizacijomis pasaulio istorijos modelis. Tai lituanistika ar ne? Man atrodo, tai lituanistika. Žiūrėkit, kur ta žalia spalva čia eina. Pagal medininkus. Jau parodysiu dar. O, čia dar aiškiau matosi. Šiek tiek nusikėlė riba mašų palėminskai. Čia pagal Huntingtoną, turbūt girdėjo visi šitas amerikiečių politologas, laikoma viena įtakingiausių tą civilizacijų susidūrimas, įtakingiausių knygų 20 amžiaus antroje pusėje, kuris laikomas net ne diagnostikų, o prognostikų. Tas yra labai pavojinga, tarp kitko, būti istorijų prognostikų. Nes tada, jeigu tu taip suprognozavai, atsiranda durnius generalas, kuris ir šaudo į tą pusę. Nes tu sakai, kad į tą pusę turėtų šaudyti. Jeigu civilizacijos pagal Huntingtoną negali sintezuotis, negali jungtis, o jos gali tik kariauti, tai tu pasakai, tai to kai kam gal ir reikia. Tas pats Rusams atvažiavęs kažkada pas mus ir sakė, Balkanų karus padarė istorikai. Nes serbų generolai būtų nežinojo, kur su tais tankais važiuoti. Ir į kurią pusę šaudė. Ir kažkodėl šaudė į Dubrovniką. Nes ten kroatai. Jau apie bosnius skerdynės visi žino. Va. Tai istorikų šiuo atveju prognozės ir diagnozės vaidmuo yra toks labai atsakingas. Tai jeigu šičia yra prognozė, kad kariaus, tai mes jau beveik ir turim tą. Aš jau parodau, kad turim dar ir Močiulskio žemėlapį. Huntingtono žemėlapis yra toks tūkstantmečio balansas gal. Čia riba tai yra nubrėžta tarp krikščionybės vakarietiškos ir rytietiškos. Bet turime Močiulskio, žymus Lenkų geopolitikas, solidarumo, vienas įtakingiausių mąstytojų. Žiūrėkit, kur ta riba eina. Eina pagal abiejų tautų respublikos ribas arba Lietuvos didžiosios kunigaikštijos. Čia ir lotyniško švietimo riba, čia ir rusų bendruomeninio valdymo vakarinė riba. Ir taip toliau. Žodžiu, civilizacinė riba. Tai žiūrėkit, mėlyje, ar ne šitoj vietoj visas veiksmas dabar vyksta? Tai vėl Huntingtonas kas? Diagnostikas ir prognostikas. Ir čia Močiulskis šiuo atveju labiau. Tai čia korekcija Huntingtono. Va. Tai štai dabar visai kelių klausimą. Ar reikia šito, čia globalinis jau vizijos. Kai mes mokykloje sakom, mokiniai turėtų mokytis kritinio mąstymo ir tada užmirštam tuos globalinius vaizdinius, globalinės problemas. Tai, bet kartu, ar reikia mokytis dabar? Čia tyčia įsidėjau Žalgirio mūšį, naują lokalizaciją visiškai. Visi įsivaizdavom, kad šitai Žalgirio mūšis vyko. Dabar, pagal Egdelį, žiūrėkit, visiškai atvirkščiai. Žygiavo prieš tai visi šitaip, matot kaip Vytauto ir Jogailos kariuomenė šitaip pagal Nadolskį, ir čia išsirikiuoja, ir šitą visai buvo įsivaizduojama. Kad šičia ta koplytėlė, kur atsėt magistro žuvimo vietoje. O dabar kaip visiškai priešingai. Matot, kaip žygiuoja. Nes prie Fikcikubeno dabar aišku šaltinis sako, kad čia buvo Jogailos stovykla. O čia Fikcikubeno Viežlica. Tai gali ir tą mokyti, tą patį mokyti. Analitikos, žemėlapio analizės, labai konkrečiai gilintis ir taip toliau. Ar neprarasim vaizdinių tada didžiųjų? Prieš istorinius pasaulius. Labai mylim visi savo archeologinius radinius, bet ar žinom, kokiam tam pasaulyje randasi? Čia yra žymus rusų archeologas Ščiukinas, kurio nežino mūsų garbus garbės daktarai, kur yra suskaidęs visą pasaulį į 7. Matot. Čia yra Graikų Romos pasaulis, čia yra keltų pasaulis, čia yra keltų paveiktas latinizuotas vadinamasis pasaulis germanai,
Čia yra Balkanai, Trakai, Getai, Frygai, čia yra Skitai ir čia yra mūsų protėviai ir čia yra Ugrasuomiai. Tai dabar labai daug vyksta visokio bandymų išprotėti su tais baltų kultūros. Ir sako, oi, kaip viskas čia nuostabu puiku. Mėlėjai, su kuo lyginti? Futbolo lygoje tai 7 komandos. Daugiau nėra. Su Roma graikais, su keltais, su germanais, iš kurių vikingai atsiras, nepavyks. Su dakais nepavyks. Nes su kitais nepavyks. Mūsų futbolo lygoje esam su Ugrasuomiais krūva. Tik jie bjaurybės apsidaro turi čia kažkur. O mes į to neturime. Na tai štai. Suomių mokyklos užduotis yra adekvatus savo kultūros pažinimas ir vertinimas kaimyninių kultūrų kontekste. Kur Lietuvos užduočių tapė toks? Savos adekvatus kultūros vertinimas. Be jokių paistalų. Žymus, garbės, garbingi valstybės vyrai, buvę prokuratūros liūtai. Skaitau paskaitą, kaip manęs klausia, profesoriau, kaip ten yra? Nu, ar ne lietuviai pastatė Egipto piramidę? O aš tada tai pradedu žiūrėti, galvoju, gal čia tai pokštas, ne? Nu, aš tai pokštiškai bandau užsisukti. Taip, sakau, čia mes keliavom iš Indijos. Mes tai biškį kampu užsukom. Pastatėm ir čia bėgom staigiai. Galvoju, kad tu išsisuksiu, praeina 10 minučių vis tiek ranką. Profesoriau, kas pastatė Egipto piramidę. Antras mano mintis buvo, kad gal girtas. Bet ar tau vidurys dienos? Pirma valanda galvoju, nei šiaip, nei taip. Ir tai va, jeigu tai iš tikrųjų yra rimta, tai čia yra labai rimta, diagnozė, aš sakyčiau. Istorijos racionalaus suvokimo nerasta. Jeigu tai čia be pokšto klausimo, tai čia kažkas dedasi blogai. Ir štai, tokių mes vaizdinių tai turim. Apie baltus, ką mes šnekame. Labai kvailai orientarius, nesakyti ir Beresnevičiaus, žinai, mes esame daug šnekėję apie tai. Kad viskas buvo miruojama pagal graikų romėnų, tą religinį pasaulį, tada natūralu ir epo ilgesys, ir ko tik nori, stabų, skulptūros, šventyklų, architektūros. Nuo to nieko nėra. 100 metų ieškomų neranda. Rašto nėra, taip toliau. Tada sugalvoju labai paprastai, gal šitą hipotezę geriau tinka mūsų. Gavenavičiaus šedevrai. Kas žino, pakelkite rankas, Miškas ranka Gavenavičių. O, profesorė Dovytytė, bet žiūrėkit, nedaug. Repšio manimų jis genijus. Čia yra lino mūka vadinamoji, kuri bus neišsaugota. Nes jos nėra kaip išsaugoti. Tai yra toks trapus menas. Ir aš dabar pradėjau galvoti, jeigu tai, o jeigu baltų pasaulis yra toks. Su Beresnevičiumi, bet Gintaro mes gal uždiskutavę. O gal šiaudų pasaulis? O gal odos? O gal čia Gavenavičiaus žirgai? O čia Juodkrantė, kuris yra, kas jau kartą tai padaro su juo. Tai gal mūsų toks pasaulis? Ir aš čia nieko nematau žaidaus. Jis dar įdomesnis, dar įvairesnis toks, rituališka kažkas. Tai štai. Jėzuitai. Čia pasaulinė istorija ar lietuviška? O nežinau. Iki šiol niekada nesvarstėm, kad Vilniaus universitetas, kurį žiūrėkit, kurioj vietoj. Gražu. Toliausias rytinis taškas. Jo giminaičiai yra Bogota, kitas Kordoba ir Santiagas. Lotynų Amerika. Ir kodėl tada įdedu Lenkų istoriko hipotezę? Visoje Lietuvoje verbų nėra. Verbos yra, ta vadinamo, palmės, tos katinukai, dažniausiai. Vadinamoji Vilniaus verbos. Labai specifinis regionas, kuris yra tik čia. Dar prieš 50 metų sukama buvo tik tose juodose taškuose. Kur tai yra? Pilaitė, mėlėjai. Ir niekur daugiau Lietuvoje. Nesukamos Vilniaus verbos. Iš kur jos čia atsiradusios? Jėzuitai. Jėzuitų dvaras yra Pilaitės dvaras.
Lenkai yra atradę, kaip Paragvajaus redukcijose indėnai mokomi gėlytės pinti. Ir kur gali žinot, dabar netirta. Ir jėzuitas atsirado ir išmokino mūsų moteriškės. Pilaitės dvare. Pinti ir tai tapo ko? Lietuvos simboliu. Tai štai. Čia Breigelį jungiu. Žemaičių čia jau nebe vėliosim tos temos. Tai štai, mano dabar aš kiek jau šnekėjau? Laiku. 20 minučių. Šiaip esu, jeigu kam diskusijos, esu paruošęs tokių lituanistams, grinai, literatams ir kalbininkams. Esu skaitęs paskaitą, tarp kitko Lietuvių kalbos institutas organizavo apie baltų kultūros recepciją. Tai esu padaręs tokį, turiu ir PowerPointą visą, baltiškoji Atlantida, taip aš ją vadinu, tas paieškas, kurios kartais ieškomos ne ten, kur jų reikia. Tarp didžiojo pasakojimų, kas mums šiandien rūpi, didelės pasakos. Tai jeigu reikės, galėsiu pašnekėti. Tai ačiū dėmesį. Gerbiamosios ir gerbėmieji, aš mėginsiu pratęsti kolegos Alfredo kalbėjimą apie pasakojimo paskirtį. Ir tas kalbėjimas, mano supratimu, tampa labai svarbus. Labai svarbus tuo laiku, kai mes suprantam, kad tarsi dabartinė būklė mūsų optimizmo, perdėlio optimizmo nekelia. Tarsi turim ugdymo problemą. Ir čia dalies mūsų bičiulis Algis Mickūnas sako, kad tuo metu, kai pajuntam, kad švietime yra kažkas negerai, reikia pradėti kelt paskirties klausimą. Kokį mes iš esmės norim? Ką norim iš esmės atlikti švietime? Kokia paskirtis to ar to dalyko? Ir čia mes turėtume vienaip ar kitaip retkarčiais išsikelt apskritai savo dalykų, humanitarinių dalykų paskirties klausimą. Taigi, mokyklinio Lietuvos pasakojimo paskirtis, kodėl pasakojama, apskritai, kodėl pasakojama, kokia to pasakojimo prasmė. Ir čia aš noriu stabtelt prie dabar egzistuojančių dokumentų, kurie įvardyja tam tikrą prasmę. Mėgina mums duoti atsakymus ir dėl tų atsakymų kažkada buvo sutarta. Tai bendrosios programos ir štai istorijos. Kadangi apie naratyvą lituanistai kalba, bet atsargiau kiek, o štai istorikų pasakymas, kas yra tikslas, kas yra paskirtis iš dabartinių bendrųjų programų. Svarbiausias istorijos mokymo tikslas – padėti mokiniams formuotis istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios. Istorija padeda orientuotis gyvenime, projektuoti ateitį, čia glaustai atpasakoju, ir istorijos pažinimas turėtų padėti mokiniams tapti atsakingais ir iniciatyviais piliečiais, gebančiais aktyviai dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime. Štai Alfredas ir kalbėjo, duot tam tikrą orientaciją, duot laiko supratimą, istorinę sąmonę, susivokimą laike. Ir akcentas dedamas į kaitą. Iš tikrųjų, padėti suprast, kad šiandienos pasaulis, tvarka, vertybės yra istoriškai sąlygotos, yra istoriškai atsiradusios. Ir šita nuostata iš tikrųjų yra labai svarbi. Iš tikrųjų, padėti suprast, kad mūsų pasaulis yra sukurtas, istorijos sukurtas, protėvių sukurtas yra labai svarbu. Kad viskas kinta, suprast irgi svarbu. Bet čia kyla rimtas klausimas kitas. Ar vis dėlto mes mokykloje, kad ir visuomenėje taip pat, turėtume kreipti dėmesį į tuos dalykus, kurie kaitoje išlieka. Yra vis dėlto tam tikrų pastovesnių struktūrų, kurios per kaitą atsispiria kaitai ir išlieka. Tam tikros idėjos, tam tikros vertybės, tam tikros laikysenos. Ir ar jos turėtų dominti pasakojantį istoriką ar literatą, ar ne. Ar mes tik žiūrim, kas praeina. Ir diegiam pagrindinę nuostatą, kad viskas kinta, ar ne? Pantarėjai viskas kinta,
o gal vis dėlto svarbu ir parodyti, o ką mes išsaugom iš senų laikų, ar ne, ir kas mūsų tapatybei yra svarbu. Tai čia klausimas pasvarstymui. Kitas dalykas, tai čia tikslus nusakant yra daromas didžiulis šuolis tarp istorinės sąmonės, kurią turėtų istorijos dalykas, mokyklinis dalykas formuoti, ir iniciatyvaus piliečio. Tai tarsi istorinę sąmonę padėję įgyti jaunam žmogui, mes iš karto turime atsakingą iniciatyvų pilietį, kuris aktyviai dalyvauja visuomenės ir valstybės gyvenime. Man šiaip kyla rimtas klausimas, kaip susieti šitos dalykus. Iš tikrųjų, tikslai yra teisingi. Mes turėtume orientuotis į šiandienos visuomenę ir visos modernios teorijos, dabar mūsų politologų, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologų aktualizuojamos ir profesoriaus Alvydo Jokubaičio ir Vytauto Radžvilo, jie aktualizuoja senus dalykus, sakydami, kad iš esmės mes istorijos dalyką, rašydami istoriją vienokią ar kitokią, visą laiką turim adresatą. Visą laiką mes turim atskaitos bendruomenę. Mes kreipiamės į kažką su savo istoriniu pasakojimu. Ir tas kažkas, į ką mes kreipiamės, vienaip ar kitaip stipriai lemia mūsų pasakojimą. Ar tai vadintume mes tai atskaitos bendruomenė, ar interpretacinė bendruomenė, kultūros sociologai skirtingi įvairiai kalba, bet vis dėlto tai pasakojimo adresatas. Vienaip ar kitaip mes į jį orientuojamės. Ir šiuo atveju tas klausimas, po kokių lūkesčių mes turim su tuo adresatu, arba į ką mes orientuojamės, pasakodami. Į tarptautinius ekspertus, į kolegas mokslininkus, užsienio mokslininkus, savus, į tai, kaip mes atrodysim iš šalies matomi. Ar mums svarbu iš tikrųjų savo bendruomenės tam tikros savybės, savo bendruomenės egzistenciniai klausimai. Šitas, čia kaip profesorius Alfredas sakė, nežinau tikslo pasakojimo. Tai štai moderni istorikas sakytų, kad mes turim tą atskaitos bendruomenę ir turim klausti, o kągi mes jai norim papasakoti. Tai štai iš karto atsiranda tam tikros koordinatės, ar ne? Į ką mes orientuojamės? Ar kad būtume pagirti ES ekspertų, ar kolegų lenkų istorikų, kurie nagrinėja mūsų vadovėlius, ar galvojam apie savo bendruomenę. Atskaitos taškas. Dar viena, mano tokia pastaba įvadinė būtų, tai iš tikrųjų istorijos prigimtis. Istorijos prigimtis. Čia šiandieniniai jau mūsų istorikai, profesionalūs mūsų istorikai, daugiau jaunieji, yra atkreipę dėmesį, kad Lietuvos istoriografija nėra išgyvenusi to, ką vakarų istoriografija patyrė 20 amžiaus viduryje. To naratologinio posūkio istoriografijos. Ką tai reiškia? Ar istorikai pasakoja pasakojimą, ar jie kuria mokslą ir pateikia objektyvų mokslinį pasaulėvaizdį. Šitas klausimas, šitas ginčas vykęs visą laiką, nuo XIX amžiaus ir prie jo 20 amžiaus vidury vakarų ir filosofai, ir istorikai yra stabtelėję ir po Heidenweito, amerikiečių istoriko, Polo Rikioro, prancūzų filosofo ir humanitaro, nekyla tokių didesnių ginčių vakaruose, kad vis dėlto istorikai neišvengia pasakojimų. Jie gali sakyti, kad jie daro mokslą, o iš tikrųjų jie pasakoja. Nes ir pasak Rikioro, pasak Heidenweito, ir pasak analitinių filosofų, anglosaksų, pasakojimas yra tam tikras principas, tam tikra schema, mechanizmas, kuris padeda pažintis praeitį. Be pasakojimas yra prieš praeities pažinimą. Jau turėdami pasakojimą, mes rikiuojam faktus, įvykius, mes tyrinėjam.
Ir man toks rimčiausias įrodymas tai vieno tokio, į faktografiją linkusio, labai santūraus mūsų istoriko, amžinatilsį Stanislovo Lazutkos, kuris tyrinėjo pirmąjį Lietuvos statutą, prisipažinimas senatvėje viename tekste, kur atrodo objektyvus istorijos mokslas. Ir man buvo neaišku, kodėl Lietuvos istorikai visą amžių tyrinėja pirmąjį Lietuvos statutą, bet neprieina prie antrojo ir trečiojo, kurie Lietuvos visuomeniai buvo daug svarbesni, ypač trečiasis. Kodėl nepriejo? Ir staiga Stanislovas Lazutka labai aiškiai pasako. Friedrichas Engelsas buvo teisus, nes šita šlėktiškoji santvarka yra labiausiai atsilikusi santvarka Europoje. Ne britų anglosaksų istorikas Deivisas, kuris sako, kad Abiejų tautų respublika buvo unikalus demokratijos eksperimentas absoliutizmo apsuptyje ir labai žavus ir dėmesio vertas, bet Friedrichas Engelsas sako, kad tai buvo skylė. Tai buvo skylė dėmesio neverta, o būtent šitie antrasis ir trečiasis statutas šitą tvarką bajoriškąją demokratiją įtvirtina. Štai yra pasakojimas, kuris lemia tyrinėjimus. Galima sakyti, kad mes laisvi nuo pasakojimo, bet iš tikrųjų dabartinė istoriografija ir istorikas sako, kad joks istorikas nėra laisvas nuo pasakojimo. Mes ypač, dar kai mes esame mokykloje, mes galim vaidinti tam tikrą mokslą, bet iš tikrųjų mes pasakojam remdamiesi tam tikrais sukurtais naratyvais, kurie dėlioja mūsų pasirinkimus, apsisprendimus, faktų atranką, įvykių atranką, retorikas ir taip toliau. Tai va mano tezė būtų ir ta, kad mes negalim būti laisvi nuo pasakojimo. Tai yra išankstinis mūsų mąstymo būdas, lemiantis pasirinkimą, faktų atranką ir taip toliau. Tai pats praeities pažinimo būdas, pasak Polo Rikioro. Pasakojimas, naratyvas yra pats praeities pažinimo būdas. Mąstymo apie praeitį būdas. Taigi, tada lieka klaust, o koksgi tas mūsų pasakojimas yra. Ir mes čia iš tikrųjų negaunam to pasakojimo iš Dievo, ar ne? Mes jį patys kūrėmės. Galim kurti sąmoningai, analizuodami, reflektuodami, ką mes kūrėmės, ir galim jį priimti kitų sukurtą be refleksijos. Ir čia aš manau, kad labai svarbu humanitarų bendruomeniai ir literatams, kurie pasakoja, ir istorikams, kurie pasakoja, nuolat reflektuoti. Kągi mes pasakojame, iš kur mūsų pasakojimas ateina. Ir dabar aš noriu stabtelti jau čia prie kolegos Alfredo minėto Jorno Riuzeno, vokiečių garsaus istoriko, ir priminti kelis jo dalykus. Jornas Riuzenas iš tikrųjų, man atrodo, kad bene svarbiausiai iš tokių modernių istorikų, šios dienos istorikų, apibrėžia istorinio pasakojimo ir dalyko, istorijos dalyko paskirtį. Visų pirma, Jornas Riuzenas sako, istorinis pasakojimas duoda gyvenimui orientyrus. Duoda gyvenimui orientyrus ir tie orientyrai yra ir moraliniai orientyrai. Kreipia mūsų gyvenimą tam tikrą linkme, orientuoja mūsų gyvenimą. Pasako, kas yra verta dėmesio, kas neverta, sutvarko, tam tikrą gyvenimą mūsų sutvarko. Pasako, laiką padaro prasmingų laikų. Kitas dalykas, Jornas Riuzenas sako, pasakojimas kuria ir asmens, individo, ir bendruomenės tapatybę. Tai yra veiksnys, kuris labai aktyviai kuria, formuoja tapatumą, jį saugo, jį įtvirtina. Taigi mes galim iš karto klausti, kokį tą tapatumą mūsų pasakojimas formuoja. Kokį mes norim savo pasakojimų formuoti. Dar vienas labai svarbus pastebėjimas Jorno Riuzeno, kad pasakojimas ir pats istorijos dalykas kuria visuomenės pobūdį. Patį visuomenės pobūdį, esamos visuomenės pobūdį nulemia. Štai Jornas Riuzenas sako, jeigu mes vaizduojam istoriją kaip dėsnių nulemta praeitį, kad praeitis yra dėsnių valdoma, o ne laisvos žmonių valios proveržiai,
tai mes ir kuriam šiandienos visuomeninį gyvenimą turinti mažai laisvės. Nes visuomenė įsitikinusi, tada ir jauni žmonės įsitikinę, kad jų laisva valia nieko nelemia. Jeigu protėviai laisvos valios neturėjo, viską valdė dėsniai ir mes tengiamės tik tai išvelgti dėsnius, tai mes ugdom jaunąją kartą, kuri savo laisva valia nepasitikė. Ir atvirkščiai, jeigu mes parodom istoriją kaip žmonių kūrinį ir laisvų žmonių kūrinį, laisvų apsisprendimų rezultatą, štai pavyzdžiui, kaip Česlovas Milošas sako, kaip atsirado Lietuvos nepriklausomybė. Grupė Marijampolės gimnazistų, ar ne, viens kitą pažįstančių, užsidegė idėją turėti nepriklausomą valstybę. Ir ta grupė pradeda aktyviai veikti ir iš tos grupės idėjų, vizijų atsiranda kūnas, politinis kūnas. Mes galime atkreipti dėmesį į tokius dalykus ir parodyti, kaip žmonių valia, apsisprendimai, laikysenos moraliniai įsipareigojimai kuria istoriją. Ir šitai, sako Riuzenas, tokiu būdu istorinis pasakojimas suteikia šiandienos visuomeniai daugiau laisvės. Šitą laisvę didina. Parodo tikrovę kaip žaidimų erdvę, laisvės erdvę, Spielraum, kurioje galimos alternatyvos, kurioje alternatyvos priklauso nuo mūsų pasirinkimų. Tai šita pastaba, mano supratimu, yra labai svarbi. Šiandien, kai mes pasakojam vaikam, iš tikrųjų, ką mes pasakojam? Ar dėsnių sutvarkytą praeitį mėginam atskleisti, ar laisvų žmonių kūrybą mėginam parodyti ir išryškinti tam tikrus ir sėkmės ir nesėkmės atvejus, bet kad istorija vis dėlto yra laisvų žmonių apsisprendimų dalykas. Dar vienas dalykas, ką sako Riuzenas, istorinis pasakojimas yra demortalizacijos aktas, numirtinimo aktas, mirties įveikimo aktas. Iš tikrųjų, tautinė bendruomenė, ji kol pasakoja, tol ji yra gyva. Ji teigia savo būtį, ji teigia savo gyvenimą. Ji nustoja pasakot, ji miršta kaip bendruomenė. Tai šiuo atveju Riuzenas pateikia labai gražią metaforą Šacharazada, kuri pasakoja tūkstančio vienos nakties pasaką, kol jį pasakoja, tol jį gyva. Kol bendruomenė pasakoja, tol jį gyva. Tai štai, aš noriu atkreipti dėmesį, kiek daug galių yra suteikta mums, kurie pasakoja. Ir bendruomenės laisvė, ir bendruomenės gyvenimo prasmė, ir bendruomenės gyvenimas, bendruomenės gyvybė, bendruomenės būtis. Dar vienas svarbus šiuo atveju dalykas būtų dėl prasmės, aš norėčiau akcentuoti irgi, Riuzeno yra labai geras pastebėjimas, kad istorikas gali pagerinti praeitį. Tai ne sovietinis praeities perrašymas, bet atskleisti iš tikrųjų prasmingesnį praeities vaizdą, negu amžininkai jautė. Dalies prasmių amžininkai gyveno savo gyvenimą, jie nejautė prasmių. Bet mes žiūrėdami į amžininkų gyvenimą, mes galime matyti daugiau prasmių. Ir štai Riuzenas sako, nuo mūsų, nuo pasakotojo priklauso. Pasakojimo adresatas, ką jis turės, kokį santykį. Ar su velionėmis ir lavonais, ar su gyvais protėviais. Ar tie protėviai kalbės. Štai mūsų pasakojimo gale įsijungti protėvius į šiandienos polilogą, į šiandienos kalbėjimą apie mums svarbius dalykus, pasakojimas paverčia pašnekesio dalyviais, dialogo, polilogo dalyviais mūsų protėvius. Ir čia Riuzenas labai gražiai susišaukia su pirmuoju Lietuvos istorijos, išleistos Lietuvos istorijos autoriumi Motiejumi Strijkovskiu, kuris 1582 metais parašė Lietuvos istorijos, tos savo garsios kronikos Karaliaučių išleistos, pratarmę Lietuvos didžiosios kunigaikštystės riterijai, tikriesiems tėvynės sūnums. Ir ten mėgina apibrėžti, kokia yra istorijos paskirtis. Ir sako, svarbiausia, kad istorija, kronikos leidžia mum, kaip veidrodyje, pažinti savo protėvius, susitikti veidas į veidą, ir su jais šnekučiuotis tarsi su gyvais. Štai yra pasakojimo esmė. Dialogas.
Dialogas, šnekučiuotis tarsi su gyvais, pajust, kas jiem buvo svarbu, dėl ko jie galvas guldė ir pasvarstyti, ar mums tai išlieka dar svarbu, ar mes galim toliau dėl tų pačių dalykų galvas guldyti ar ne. Na ir mėginsiu aš eiti tada į tą. Vienas dar svarbus dalykas, kas mums ir istorikam, ir literatam svarbu šiandien, tai iš tikrųjų tie tokios modernios šiuolaikinės įžvalgos. Viena iš tokių įžvalgų yra istorijos semiotika. Istorijos semiotika tai yra ir Jurijus Lotmanas, ir Borisas Uspenskis, daugiau Tartu mokykla čia visai greta Biržų, ar ne, kurie sako, tai istorijos semiotikai, labai svarbų dalyką, kad pats istorijos pasakojimas labiausiai kūrė istoriją. Istorinis pasakojimas atrenka bendruomeniai svarbius dalykus, juos išskiria, juos sureikšmina ir skatina bendruomenę vienaip ar kitaip elgtis, apsispręsti svarbiausiais momentais, lemia bendruomenės individų laikysenas, sprendimus ir šitaip tos laikysenos toliau kūrė savo istoriją. Štai jeigu mes nebūtume turėję laisvės pasakojimo, pilėnų pasakojimo, partizanų pasakojimo, mūsų elgesys per sausio 13, čia Vytauto Kavolio įžvalga, būtų buvęs kitoks. Kultūrinis naratyvas lemia mūsų laikysenas tam tikrų momentų ir šitaip istorijos semiotikai sako, istorija pati kuria istoriją. Tai va šitą mechanizmą suprast, kai mes svarstom, o kągi mes norim papasakot, labai svarbu suprast mechanizmą, kad nuo pasakojimo mes kuriam ateitį šito pasakojimo, kuriam istoriją. O dabar, jeigu galima, 3 minutės, aš noriu pastebėti porą dalykų. Šiandien iš tikrųjų mes susiduriam su keliais tokiais iššūkiais, rimtais iššūkiais. Vienas dalykas tai to pasakojimo fragmentavimas ir nepasitikėjimas savo pasakojimu. Štai Alfredas tą irgi gražiai iliustravo. Kaip mums atras save, ne plotai milžiniški, civilizacijos kitos didelės, ar matuot žemėlapiais Prancūzijos Lietuvą, kaip mums elgtis, ar ne? To pasitikėjimo savo naratyvų, savo istoriją, savo praeitim atradimas. Jis yra labai svarbus. Ir pasakojimo savarankiškumas. Iš ko mes pasakosime, iš kokio atskaitos taško. Iš Atėnų, iš Paryžiaus, iš Briuselio, iš Peterburgo. Man atrodo, kad mums labai svarbu lituanistams pradėti savo pasakojimą sekti iš Vilniaus. Žiūrėti, kas buvo svarbu čia gyvenusiems žmonėms, kuo jie gyveno, dėl ko jie grūmėsi, dėl ko jie aukojo savo gyvenimus, dėl ko jie savo vaikus į karą rengė. Ką jie gynė? Mes galim su tuo nesutikti, bet mes pirmiausiai turim pažinti šitą pasakojimą. Jų idėjas, jų vertybės, jų laikysenas. Ir čia, man atrodo, labai svarbu atkurti savarankišką naratyvą, kuris buvo ir per tuos okupacijos metus išskaldytas, išdalintas, į mozaiką subirėjęs ir dabar mūsų naratyvas labai dažnai sudėliotas yra iš kitų pasakojimų. Štai paėmėm kažką iš vakarų Europos, prancūziško naratyvo, kažką apie Kričko, Friedrichą Didįjį iš vokiško vadovėlio, apie Kotryną II iš rusiškų dalykų, ir dėl to labai šauni, tik neaišku, kodėl mes valstybės netekom, kai visi aplinkui tokie šaunus buvo. Ar ne? Tai va, čia savarankiškumas. Pasakojimo atkurti savarankišką pasakojimą, aš manau, yra labai svarbu. Kitas dalykas būtų svarbus be savarankiško požiūrio pasitikėti praeitimi, pasitikėti visą savo istoriją. Dabar aš matau ginčą, į kurį Alfredas Bumblauskas neatsako, bet ginčas vyksta tarp tarptautinių santykių, tarptautinių TSPVI, santykių ir politikos mokslų instituto profesūros ir Didžiosios kunigaikštystės šalininkų. Vienas dalykas buvo Alfredo Bumblausko siūlymas dar anksčiau pritaikyti didžiąją kunigaikštystę dabarties poreikiams. Reikia mums formuoti užsienio politiką, reikia ambicingos politikos, reikia bendrauti su kitom tautom ir mums
labai gerai tinka LDK naratyvas. Ir galim truputį pamiršti tautinį naratyvą 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžios, kuris lenkia mūsų uždarumą ir taip toliau. Imkimės daugiau ano. tą naratyvą palaikė politikai ir jis buvo vedamas į priekį, staiga politikų palaikančių nebeliko ir Alfredo Bumblausko kolegos sako, pasakojimas apie didžiąją Lietuvos kunigaikštystę yra pavojingas mūsų tapatybei. Alvydas Jokubaitis, garsus profesorius ir filosofas, sako, ir kuo mažiau kalbėkim apie LDK, o grįžkim prie savo tėvynės tėvų, prie Basanavičiaus ir kitų. Gal net reikia įstatymo, kuris ir apribotų, pasakytų, kaip mes turim tą istorinę sąmonę formuoti. Priimsim įstatymą ir susitvarkysim savo istorinę sąmonę. Čia yra nesavarankiškos bendruomenės kalbos. Istorijos baimė. Savo nugyventos istorijos baimė, savo protėvių baimė, mėginimas juos pažaboti, sukausyti, išbraukti kuriuos. Aš manau, kad svarbiausias yra atvirumas visom patirtim ir lietuvių stiprybė buvo visą laiką polilogiškumas. Mūsų istorinis pasakojimas buvo daugiabalsis. Ir mes turime matyti skirtingų ideologijų, pasaulėžiūrų žmonės, konfesijų žmonės, tautybių žmonės, kurie kūrė šitą Lietuvos tikrovę, Lietuvos bendruomenę ir tas įvairovės pripažinimas, jinai siaurėja. Štai Alfredas nerodė, žemaičiai įsidėjo katedros duris, labai rimtas, kur visus didžiuosius žemaičius iškarė. Ir ko ten nėra? Ten yra žemaičio, tikro žemaičio Martyno Mažvydo, nes jis nebuvo katalikas. Ir nėra žemaičių kanauninko Lietuvos istorijos autoriaus Motiejaus Rikovskio, nes tas buvo mozūras, ne žemaitis. Štai selektyvus požiūris, ar ne? Tie žmonės kūrė mus kaip bendruomenę, bet šiandien mes jų atsisakom, mes juos išmetam. Mes norim susiaurinti savo pasakojimą. Atsisakydami ar kairiųjų, ar tautininkų, ar dar ko visumą matyti. Matyti ginčą. Tai yra sodri istorija, gyva istorija, kai mes matom ginčą ir visą šitą pateikiam dramatišką pasakojimą. Ir aš manau, kad būtent gyvybė, dramatizmas, žmonių likimai turėtų mūsų pasakojimą daryti gyvą, įmagnetinti, daryti patrauklų ir atkurti ryšį su protu. Iš tikrųjų, naratyvo, to pasakojimo esmė yra kurt tapatybę, gelbėt mus nuo nebūties, tvirtint mūsų būti ir kas dar labai svarbu, teikti pasitikėjimą savo tradiciją. Čia Viktorija Daujotytė neseniai priminė per viešą paskaitą Arvydui Šliogeriui skirtą labai gražius Sofijos Čiurlionienės Kymantaitės žodžius apie Donelaitį. Aš dar juos susiradau ir dar atradau ten gražesnių dalykų. Sofija Kymantaitė sako vieną labai svarbų dalyką. Štai Donelaitis šiandien, tai jinai rašo 1913 metais, visą laiką mus trauks ir traukia dabar savo giedrumą. Savo giedrumą, kurią mes XIX amžiui praradom. Būties giedrumą. Ir ta būties giedrumą tai yra tvirtas, užtikrintas žinojimas, kas esi. Kas esi. Va tas pasitikėjimas savimi, būties giedrumą. Ir man atrodo, kad tas mūsų pasakojimas, jis turėtų siekti tokio tvirtumo, stuburo ir individui, ir jaunam individui, ir visuomeniai. Atgauti pasitikėjimą savo pasakojimu ir jį tęsti. Iš esmės tai yra ir tęsimas. Mes pasakodami turim, kaip ta Šacharazada, galvoti, kad sekti turim nuolat, kad mūsų bendruomenė išliktų laisva. Laisva. Čia irgi labai svarbu. Dėkui.